Tai visų pirma, noriu labai pasveikinti savo vyrus su geru žaidimu ir su tuo, kad iki pergalės šiandien realiai trūko labai nedaug. Ir jeigu atvirai, ir aš sakau tikrai atvirai, manau, kad jeigu neteisėjų nepagarba mums, nesuvokiama mano manimu. Mano manimu tiesiog nesuvokiama. Manau, kad mes būtume šiandien laimėję. Jeigu atvirai, aš suprantu, kad tu gali negerbti šitos komandos, nes gal tu nematai tam priežasčių, čia kiekvieno žmogaus yra asmeninis, kaip sakyti. Bet tu taip, tokius švilpukus darymas, tu negerbi savęs. Tu realiai negerbi savęs. Tai tokia yra mano nuomonė, o savo žaidėjus aš labai sveikinu ir labai jais didžiuojuosi. Būtent 9 taškais tokių skirtumų baigėsi rungtynės. Iš tokių pozityvių dalykų, ką pamatėt, rodo ir ta kova po krepšiais galiausiai buvo pralaimėta. Tai mes buvom žaidėm su labai gera energija, labai kovojom, neužleidom 1 centimetro, dėl kiekvieno milimetro aikšteliai mušėmės, lupomės ir nedavom nieko lengvai. Manau, kad neblogai suveikė gynybų kaitaliojimas ir tikėjimas buvo labai svarbu, kad mes galim šiandien. Antroji pusėje daug perimtų kamuolių, daug taškų po klaidų, kas tai lėmė? Po klaidų mūsų? Po varžovų. Po varžovų klaidų, Taip. Vėlgi sakau, mūsų agresija, mūsų tikėjimas ir didžiulis noras. Jeigu trumpai, tai patenkintas pergalę, bet nepatenkintas kaip žaidėm. Ir iš tikrųjų tikėjusi, kad kažkas tai bus tokio panašaus. Po labai gerų emocingų rungtynių prieš Vilkus. Galėjau tikėtis, kad nebūsim tokie, kaip ir buvo iš pradžių, nebūsim tokie taiklus iš toli, nors buvo laisvi metimai, bet tiesiog, kada nepataikai krepšį laisvas, yra sunku žaisti. Ir paskui ir gynyboje problemos atsirado, tai tie sprendimai tai laiku neprasižengėm, 1-1 gynybą, kažkiek tai tą apsitvarkėm, bet sakau, Mažeikiai šaunuoliai reikia pagirti, kovėsi ir kuo toliau, tuo jie juto tą kraują, kad jie gali laimėti šiandien ir manau, ta jų aikštės gynyba, tai nebuvo kažkoks surprizas, bet tik tiek sakau, kad jie aikštės keitėsi ir tas mumis mušė iš ritmo, neleido Matonui žaisti, nes jį dvigubino ir ne visada net pavykdavo jam nusimest tą kamuolį, bet kai ir nusimesdavo, mes neužbaigdavom visą laiką, sakysim, ir tie sprendimai, kada reikia mest, mes veržėmės, kada reikia veržtis, mes metėme. Šiaip taip, manau, tų pastangų dėka. Tokių valios pastangų dėka. Ir taiklių metimų keletą susikrovėm tą pranašumą ir jau nekartą matytas vėl dežavų, ar ne, vėl tos klaidos. Tai nežinau, aš nežinau, ką pasakyti iš tikrųjų. Nes kažkas panašaus ir vėl tas pats, bet čia elementarūs dalykai, čia sporto mokyklos kartais net lygio, aš manau, kur tu gali atiduoti kokį perdavimą ir kur tu negali. Ir tai nėra, kad neaiškinta, nerodyta ir per minutę ir tas pats. Tiesiog pradėjom šaudyti savo į kojas. Tai gerai, kad baigėsi viskas gerai ir šiaip tai antroji pusėje per pirmą pusę 2 klaidas padarėm, per antrą pusę padarėm 13 klaidų, iš kurių varžovai pelnė 25 taškus. Turbūt pagrindinis skaičius. Ir mes tokiuose situacijose kažkur tai, kur reikia sužaisti paprasčiau, mes žaidžiam sudėtingiau, neišpildom, ką buvom susitarę, kamuolys neina ten, kur turi nueiti. Piknaudžiavom driblingu, paskui tenka mesti sunkius metimus.
kai kurie žaidėjai iš vis šiandien buvo, nežinau, važiavo ne į rungtynės, gal aš nežinau, nenoriu. Bet taip negali, mums kiekvieno žaidėjas yra svarbus, nes jisai, kaip pasakyti, žaidžia tas minutės ir duoda poilsio kitiems, sakysim, žaidėjams ir tos minutės yra svarbios. Mes negalim pralošinėti per tas minutės. Tai gal tiek. Čia apie Torpą kalbat, kad nenusiteikęs. Torpas jisai sirgo, jisai sirgdamas žaidė jau su Wolves ir mes kaip išėjome, mes matėm, kai jisai 2 dienas nedaręs nieko, tai aš jo nebeleidau daugiau, nes tokiuose rungtynėse jis bus ir kitas dalykas, jo iš vis negerbė, jį dengė baudos aikštelė. Yra labai sunku žaisti, jie dengėsi, susispaudė 5 prieš mumis, susispaudė prieš mus 4 žaidė. Tai yra labai sudėtinga. Ir sakau tas, bet Evaldas Šaulys irgi, kaip taip galima tas. Jo išėjimas šiandien Evaldas prastai, labai. Jo išėjimai. Trūksta jo pagalba. Ir kiti turbūt irgi. Kažkoks jau buvo, jau kažką tai susikraunam kažkokį ir paskui leidžiam lengvai atakuoti iš tritaškių, kur neatsirenkam, nesusikalbam, kas dengs prie tritaškių. Čia yra kažkoks absurdas. Čia aš nesuvokiu šito dalyko. Šitaip negali būti. Reiškia, tu kažkur tai, sakau, neatvažiavęs. Nepateisina. Negali žaisti. Jeigu taip yra, tu negali žaisti. Negali būti aikštelė. Kiek įtakos galėjo turėti ir tą patį turnyro lentelę, matai, varžovas 10 vietoje. Čia, žinot, tai pasiteisinas. Koks aš jiems sakiau, jūs norite būti, tai yra kitas žaidėjų ir komandos kitas lygis. Kada nesvarbu, su kokiu varžovu tu žaidi, tu išeini ir žaidi tą pačią energiją, tuo pačiu nusiteikimu. Taip, dienų gali būti įvairių. Aš manau, geriausiams snaiperiams nekrenta kamuolys, susikuri progas, nekrenta. Bet randi kitaip, bet tas nusiteikimas, susidėgymas, mes, kaip pasakyti, ta pergalė labai svarbi, ten mums kovoja ir lentelė ir taip toliau, ir tu žinai kokie, aš manau, kad šiaip turbūt jie suprato, bet kažko tai, aš nežinau, ko trūko, aš negaliu pasakyti. Tai čia yra truputį kitas lygis, kad nesvarbu, su kuo tu žaidi, tu žinai, ką tu duosi, ką tu nori duoti komandai, kokią energiją, kokį nusiteikimą, kokią kovą. Kas trukdo? Gerai, mes sakom, nepataikam, bet mes metėm laisvi. Tai, dalis problemos kažkiek yra. Aišku, būtų gerai, kad įmestume. Bet, ką darysi? Tokia diena, mes neįmetam. Bet kita problema, tai tada einam, gal susirenkam tos atšokusius kamuolius. Arba bent parodom tas pastangas, kad eiti ir susirinkti tas. Ne, mes bėgam atgal, nes tai yra lengviau. Iš tikrųjų, reiktų skaičiuoti tas geras atšokusių kamuolių. Tai procentas, kiek yra atšokusių, kiek tų buvo šansų ir koks procentaliai, kiek tu iš jų paimi. Va čia yra parodo. Jeigu tu 40% kažkur tai pasėmė, tai yra neblogas, bet jeigu žemiau, nėra geras. Va šičia yra tas. Nes kovo dėl atšokusių kamuolių tai yra pastanga. Ir tas geriausiai iliustruoja. Tai yra pastangos. Kitos pastangos yra tie vadinami 50-50, kur neaišku kieno kamuoliai. Dar pastangos yra susifokusavimas, tu žinai, treneriai dirba, paruošia skautingus, ar ne, varžovas, kuris stipri ranka, taip toliau, žinojimas, kiek mes turim komandinių pražangų, mes galim prasižengti, ar ne. Ir kėlinio pradžioje, turėdami 0 pražangų, arba pirmam 0 pražangų, mes leidžiam jiems mesti ten, nežinau, laisvus tritaškius arba prasiveršti kažkur. Laukit, vyrai, tai kas čia yra? Tai yra tavo nenusiteikimas, tavo nesupratimas. Jeigu tave duoda į tau stiprią ranką, tau pro šoną ir tu nieko nepadarai,